Ar įmanoma užvirti vandenį balione ant atviros liepsnos? Čia plastikinė stiklinė. Jeigu aš ją pakaitinu ant ugnies, ji lydosi. Bet jeigu į stiklinę įpilame šiek tiek vandens, atsitinka kažkas labai įdomaus. Bokalas pradžioje šiek tiek pasilydo, bet toliau perduoda visą šilumą vandeniui ir vanduo galiausiai užverda. Tai dabar galime tą patį padaryti su kažkuo tokiu gležnu kaip balionu su vandeniu. Jeigu balionas pilnas vandens ir turime tokią labai stiprią liepsną, ne. Bet su šiek tiek storesniu balionu ir mažiau vandens, balioną mes užmojame ant metalinio žiedo, kad palaikytume jį atvirą virimo proceso metu ir pripylėme apie 2 litrus šilto vandens. Pažiūrėkime, kas atsitiks, kai užkursime degiklį. Balioną laikome atvirą, nes kai balionas ima virti, jis pradeda išskirti daug vandens garų ir taip gali išpūsti balioną ir jį susprogdinti. Dėl visko čia kaltas šiluminis laidumas. Kaip kad puode ant dujinės, mes, kai kaitiname balioną, balionas nepasiima visos šilumos, o ją perduoda vandeniui. Ir tas vanduo galiausiai užverda. Išskyrus tos atvejus, kai turime labai taškinį šaltinį, ir balionas nespėja šilumos perduoti vandeniui, tik tuomet jisai išsilydo ir sprogsta. Bet šiuo atveju ne. Ir kaip girdit, mūsų balionas akivaizdžiai verda. Savo testuose mums pavyko užvirti ir mažesnį balioną ant daug mažesnės ugnies. Geras.